Galvoju, tiek daug paskutiniu metu kalbėjau apie toxic santykius ir planuoju apie toxic dalykus, ir galbūt visai faina pakalbėti apie tos gerus santykius. Net nežinau, žinokit, nuo ko pradėti. Ta prasme, kai tik pradėjom kažką rimčiau žiūrėti su dabartiniu vaikinu, man, žinokit, buvo visiškai viskas labai keista. Ta prasme, nueini į parduotuvę, vaikinas moka už tas prekes. Ta paima, nuveža iki stoties, nors jam net nepakeliu ir nei tą pusę. Ir ten pasiema, atvež stoties, kai tu grįžti, dar snacksų pilna priperka. Ir ten visą laiką dureles atidaro. Ir ten, nežinau, nori vyną namuose atidaryti. Ir ten grįžti ir namai yra sutvarkyti. Ką? Aš visiškai buvau, žinokit, nepratus prie pusės dalykų. Ir man buvo žiauriai surprise, kad su manim nori leisti kiekvieną vakarą, planuoja pasimatymus, išsiveda mane į miestą, viskas planuoja, what? Ir aš tokia, kažkaip čia kažkas ne taip. Ir žinot, tas jausmas viduj buvo labai tas viduj jausmas, kur, aš galiu būti independent. Aš galiu būti independent, bet ar aš noriu būti independent? Gal nebenoriu, man visai patinka, kaip dabar yra, dabar man visai smagu, kaip man rūpinasi. Bet jau baigiu priprast, jau dabar praėjo porą mėnesių, tai jau baigiu priprast, bet gal daugiau negu porą mėnesių. Po porą mėnesių praėjo. Disclaimeris, mes esam ilgi pažįstami, tai dėl to čia galbūt viskas taip greičiau juda. Tas tokios smulkmenytės, kur, geriausias pavyzdys. Pavyzdžiui, einam iš parduotuvės ir aš ten automatiškai, ką aš dedu, ten prekes maišą, visą kitą, aš paimu tą maišą, aš einu. Man daug big deal. Bet paima labai gražiai mano ranką, iš rankos maišą į kitą ranką, duoda ranką. Žinokit, išsilydžiau pirmą kartą, kai tai padarė. Man buvo toks, wow, kaip smagu. Arba ten, nežinau, aš ten buvau labai busy kažkurį vakarą, labai norėjau padirbėti, labai norėjau pasidaryti kai kurios dalykus darbui. Ir ten patalynė buvo neįvilkta. Tai visą patalynę paėmė vilko. Aš tai galiu padaryti, bet visai smagu iš to padaro. Tai toksai, kur pradedu prie to priprasti ir nemanau, galėčiau grįžti atgal. Ir net mano mama sakė, kad aš atrodau tokia atsipalaidavus, laiminga ir tokia, sako, švyčiu visą tiesiog. Aš nelabai net matau to, bet labai žmonės iš šono mato, kur draugai, kur šeima, artimieji, kur pastebi. Sako, tokia švytinti. Aš sakau, aš nežinau, aš tiesiog laiminga. Tarsi nuoširdžiai tiesiog esu laiminga.